Apie lėktuvą. Keleivius. Žodžiu, lėktuvas pakyla, keleiviai ramiai sėdi, beveik 200 keleivių. Pakilo į 10 000 aukštį ir kaip visada kapitonas sako savo kalbą, pasisveikinam. Labadienios, jūs kalba lėktuvo kapitonas Mindaugas Stasiulis. Šiuo metu esame pakilę į 10 000 metrų aukštį. Barcelonoje būsime po 2 valandų 51 minutės. Šiuo metu už borto yra 56 laipsniai. Jėzu, kas čia? Ir tyla, tvarsime. Visi sėdi, salone mirtina tyla, niekas nieko. Ir po minutėlės kapitonas per raciją, per radiją vėl sako, aš labai atsiprašau, gerbimi keleiviai, tiesiog mūsų nauja stardesė man atnešė kavos, neišlaikė, tą kavą išsipylė, kad jūs pamatytumėt, kaip dabar atrodo mano šviesios kelnės iš priekio. Sėdi bičiukas tai per vidurį, lėktuvas sako, nu, kad jūs pamatytumėt, kaip dabar mano kelnės atrodo iš galo. O, taip. Baisi situacija. Niekam nelinkim. Jeigu vyras dovanoja gėlių moteriai be priežasties, reiškia, priežastis vis dėlto yra. Kaip keičiasi etiketo taisyklės? Sako, jeigu anksčiau susitikus džentelmenas, pagerbdamas kitą žmogų, nusimdavo skrybelę, kepurę, nu tai dabar, jeigu jau tave gerbė, tai žmogus išsitraukė vieną ausinuką. Jeigu gerbė labai, tai išsitraukė abu. Kai susitinkė. Kaip uždirbti milijoną? Pasirodo ir atsakymas. Paaiškėjo, jog reikia dirbti 200 metų apsauginiu ir nieko nevalgyti. Ok, supratom. Tai toks pojūdis, bet galbūt kaip prevencinė priemonė. Bet koks motociklas tarnaus jums iki gyvenimo pabaigos, jeigu juo nuolat važiuosite labai greitai. Toks čia sezono pradžiai. Anekdotas atsakas į tavo tą, kur prieš tai sakėjai apšilimą apie krūtines. Vyrai subręsta vėliau nei moteris, todėl krūtis jiems pradeda augti tik po 40 metų. Aš jau viskas? Nu gerai, dar pabaigai. Paskutinis mama apkloja dvynukus, Adomą Jonuką. Vienas iš berniukų, juokas tiek, kaip negali sustabdyti. Juokas. Mama sako, nu kas yra, sako, Adomėlį, nu kuo tu išvengi, kas čia per pokštas, ką? Nieko, sako, tu mano broliuką nuprosi 2 kartus, o manęs ne kartą. Ir dar vienas nuo manęs, mano pabaigai. Tu jaunas, kūrybingas, talentingas, turi daug ambicijų, pasitiki vis savimi ir žinai, ko nori. O dirbt bent ką nors moki.